Iš kur kilęs tas marginimas, ta tradicija marginti? Jinai labai maža. Aš dabar tiksliai neatsimenu, bet jau archeologai jau iš 15 amžiaus rado lukštų su marginimo žymėjimu. Taip, kad kada jis tam margindavo, buvo ir vėliau jau ir skutinėtų, bet daugiausia tai vaško, su vašku marginti, nes skiriasi kur skutinėtas, kur margintas. Čia Lietuvoje 15 amžiuje rado, ar? Taip. Aišku. O čia iš kokios tautos kilus, nežinote tradiciją? Tiesiog tikrai nežinau. Lietuviai labai margina, lenkai taip pat margina ir vokiečiai. Bet lietuviai tai taip pat ne visi. Beveik Aukštaitijoje beveik nežino, nemoka marginti visiškai. Žemaičiai margina kai kurie, suvalkiečiai irgi kai kurie. Žodžiu, kai kurios vietovės, bet dzūkai tai jau masiškai. Čia apie Vilnių ir aš tai esu nuo Alytaus rajono, tai ten tai jau labai buvo. Tie daugiausia turbūt. Žinoma, ir latviai taip pat turbūt margina jo, bet žinot, biški charakteris vis tiek kitas jau ir raštų, ir spalvų. O tai kas lietuviškiams margučiams būdinga, kad charakteris koks? Daleiskim, dzūkai, tai mano, tai grinai, aš prisimenu šitas spalvas iš vaikystės, šitos spalvos. Bet tai čia truputį, kadangi mes netoli Lenkijos buvo, tai biški yra tokios šlechetskus natūros šitos spalvos. O šiaip tai tokios linksmos, bet ne tokios ryškios. Bet dzūkiški margučiai, tai palyginus yra linksmi tokie. Čia mano jau daugiau tokie, tai jau. O šiaip tai raudoni, mėlynai, žodžiu, įvairias spalvai, 2 spalvų, 3, žodžiu. O ką dovanoti margutį, tai čia kaip kokį linkėjimą pasakyti, ar kažką reiškia? Tai būdavo jau panelė savo kavalieriams dovanoja ir linki laimės ir kažką tai lyg tai meilės išreiškimas, lyg tai kažkoks tai. O šitas kuo susiję būtent Velykos ir margučiai, kuo čia siejasi? Tai yra gamtos atbudimo šventė, Velykos, gamtos atbudimo šventė, o margutis tai irgi, o kiaušinis tai irgi taip pat gyvybės simbolis, kažkoks tai toks ryšys yra.